Hei, ar žinojai, kad vejos robotas gali tau sutaupyti 50 valandų per vasarą? O aš parodysiu tau, kaip išsirinkti tinkamiausią. Pirmiausia, reikia įvertinti savo sklypo plotą. Robotai dažniausiai skirti 4, 8, 16 ar net 30 arų. Todėl svarbiausia taisyklė – rinkis robotą, kuris yra skirtas šiek tiek didesniam plotui nei tavo veja. Robotai gali veikti su perimetro laidu arba su GPS ar TK navigacija. Perimetro laidas jau laikomas senesnė technologija, nes reikia įkasti laidą aplink visą sklypą ir įrengimas gali užtrukti net kelias valandas. Tuo tarpu robotai su GPS ar TK navigacija įdiegiami daug paprasčiau, dažniausiai per 15 ar 30 minučių. Jei tavo sklype yra daug medžių ar sudėtingų vietų, verta rinktis robotą su LiDAR ir GPS technologija. LiDAR lazerio pagalba skenuoja aplinką ir padeda robotui geriau orientuotis bei matyti kliūtis net sudėtingose vietose. Taip pat svarbu patikrinti, kokį nuolydį robotas įveikia. Vieni gali veikti iki 20, o kiti net iki 50% nuolydį. Labai patogu, kai robotą gali valdyti programėle telefone. Gali nustatyti pjovimo aukštį grafiką, o robotas dirbs net tada, kai tavęs nėra namuose. Pasirink robotą pagal savo sklypo dydį, reljefą ar technologiją ir tavo veja visada bus tobula be jokio darbo. Okei, čia kavos gal kažkas padarys.